Na, sveiki, čia Jurgita. Ir šį kartą noriu parodyti jums, ką aš įsigijau per birželį, liepą. Tikiuosi viską sudėsiu į vieną vietą video, nes aš ne visada daug ko prisiperku ir galvoju, taip sudėsiu gabaliukais kiekvieną mėnesį pabaigoje ir galėsite pamatyti, ką aš nusipirkau, jeigu jums įdomu, pavyzdžiui, pirkiniai. Bet ne visą laiką bus vienodi, pavyzdžiui, tenais medžiaga arba tik tai ten kokie tenais rinkinukas ar ką, bet įvairiausių dalykų. Kaip žinote, aš bandau ne tik tai siuvinėti kryželiu arba spec diksneliais, bet aš įvairiausius rankdarbių rūšius bandau ir tam renkuosi dalykus. Taigi vienas iš dalykų, tai aš buvau užsisakiusi iš Etsy šitai knygai. Hazel Blomkamp dizainerė yra, Jakobinė tokia siuvinėjimo technika. Aš daug noriu projektų, beveik visus noriu iš čionais padaryti ir tam reikia spec siūlų. Ir radau tik tai Etsy. Šitie Lisbeth siūlai buvo kaip ir pakaitalas kai kurių siūlų, kurių jau net nebegamina, man atrodo, ar DMC kompanija ar kokia. Tai radau pakaitalą, kad galėčiau naudoti. Ir Etsy radau tenais ne visus dar kol kas, bet bent jau šitoj parduotuvėlį tai didžiausias pasirinkimas buvo. Ir labai greitai, staigiai man atėjo po užsakymo, vadinasi Lace Museum Shop arba kaip čia Lace tai būtų Nėrinių muziejaus parduotuvėlė. Tai galima tenais visko tokio pasirinkti įvairiausių dydžių, bet man reikėjo 80 dydžio. Tai kaip žinome, pavyzdžiui, jeigu biesą darant vietoj 2 siūlų galime naudoti ten 12 ar ką, tai čia labai, dar smulkesnės 80 dydžio. Galima ir nerti su jais, labai mažiukai gautųsi tokie, ir juos naudoja ten Tatting, kur būna toksai dalykėlis. Aš kažkada, man atrodo, rodžiau gal pereitą apsipirkimo, kur radau padėvėto parduotuvėje. Tai čia 80 dydžio, labai plonas, ir man reikės, man atrodo, čia netgi yra va šita vienas iš tų gal siūlų netgi. Taip kad čia ne DMC pagrindė siuvinėjimo, bet įvairiausiais siūlais. Taip kaip pabandysiu, labai įdomiai. Nežinau, čia kaip jums reikės išversti, bet 6 virvių tenais, kordanet yra stilius toksai, ir gesinč, tai tipo dujomis gal, ar kaip tenais apdegintas kažkas tokio, kad laiko savo, ne kad išvaizdą, bet kokią figūrėlę, kaip sakant. Tai va viena tokia tipo kaimo, violetinė tokia lengva, o tokia graži buvo žalsva. Man reikia vienos tokios besikeičiančios spalvos, tokios kaip ir jūrinės, bet, kaip sakiau, niekur neradau, netgi ir Amazonėje buvo tenais kai kurių tik tai baltų, tenais tokių paprastų kaip ir baltų. Čia 100% Egipto, kaip ir medvilnė, atrodo, ką ten vadinasi. Ir čia kaip tipiškas ekrių tas yra. Ir netgi 3 va yra tokie vidutiniški mėlyni. Tai kaip sakau, labai greitai atėjo pas mane po užsakymo, tai labai liuks, iš karto buvo, nerašė, kad neturiu ir kažką panašiai. Tai buvo iš tos parduotuvėlės. Dabar užsukau į Joann, kaip tik jie ten turėjo ten kai kurių dalykų nuolaidas, kai visada aš pagrebiu. Tai vienas dalykas buvo tas ekrių 12, kaip sakiau, tai palyginus pavyzdžiui čionais, ar ne, kokio matosi plonumo siūliukas ir koks čionais, tai jau skiriasi, ar ne. Tai man reikės čionais kitokiose dizainuose, liktai G.N. Rogers. Na ir turėjo jie šitiems visiems ten 50% ar kiek ten nuolaida, tai galvoju tokioms kaip ir mirabilijoms ar kažką merginoms panašiai tenais, arba jeigu kokias broškės sugalvosiu kažkada daryti ar kažką panašiai, tai man tai gali būti praversti. Tai pasižiūrėkit, kokių tik tai nebuvo. Plus pagalvoju, kadangi čia buvo irgi nuolaida, jeigu siuvinėsiu kažką su mišku, arba galima pritaisyti, kai aš jau bandysiu apipavidalinti, ar tai pagalvėlę, ar kažką tokio, netgi rėminant kažką va tokio su mišku, va grybukai tokie bus, tai čia jų ne vienas, arba galiu pasidaryti tiesiog kaip magnetą, mažiuką ten tokį adatinę. Bet, pavyzdžiui, čionais, arba ten turiu ir juodą ten tokį maždaug tokio dydžio,
Ir yra čia tokie juodi pakabukai, tai man atrodo tenais, jeigu kokį ornamentą su pakabuku reikėtų, kad juodas būtų, man atrodo, čia labai tiktų va tokie. Įvairiausių, čia ir rožytės va tokios yra, tai galima va čia, kadangi skylutės yra, tai galima visai panaudoti, va ir tokio dydžio, tai žodžiu, netgi turiu va, kaip čia, gryno vandens perliukus, va taip nusipirkau, galvoju, panaudosiu tenais, jeigu kur norėsiu pakeisti, jeigu bus perlinės apykaklės kažką tokio, man atrodo ir balto turiu, čia aš kaip šarka grinai visur žiūrėjau ir va netgi čia va širdutė su tokiu pakabuku buvo. Tai va taip, tokio grožio prisipirkau, žodžiu, tikrai atrodo kaip būtų Swarovskio kokie krikštoliukai, bet aišku daug pigiau. Čia paprasti ne krikštoliniai, bet stikliniai, va kaip išpjaustyti. Ir mažiuką galiu naudoti irgi, jeigu prireiks. Tai va tokio visokiausio grožio prisipirkau, susidėsiu savo kolekciją, rinksiu ir kažkada tikrai kažką va iš tokio pradėsiu naudoti, kai pasiruošiu. Pavyzdžiui, čia irgi tokie iškarpyti grinai labai įdomiai. Jeigu jums pasirodys, man atrodo, kamera nesižiūri ant jūsų, va taip išpjausimui labai įdomus. Tai čia buvo iš Joann parduotuvės. Patrauksim, tokies jums garso per daug nėra. Na, o Michaels nuėjau irgi ten ieškoti ko nors ir va tokio radau. Tai pirmiausia, žinote, kad aš buvau pradėjusi daryti čia tuos tokius ornamentukus, kaip ir pagalvėlės, ir galvoju kažką dar ten visokiausių kitokių darysiu, tai reikia man tokių didesnių aplinkui. Ir radau, gal čia tokie truputėlį matosi didesni, bet sakau, kažkokiems tokiems ornamentams, ateičiai, va čia toks tai tikrai Halloweenas arba rudeninis, toks atspalvis gaunasi, čia irgi juodas toks klasikinis, bet pasižiūrėkit, kaip jisai išpjaustytas yra, kad blizga labai. Ir aišku, tokie čia ir jūrinės atspalvis gaunasi, visi čia yra 8 mm tokio dydžio, čia tokie mediniai yra grinai nudažyti, o čia tokie akriliniai, plastikiniai tokie. Ir buvo va tokia kolekcija ant nuolaidos geros, tai nusipirkau irgi su tokiais atspalviais violetiniais, kaip tiurkio grinai ir žalsvas, tai labai panašiai gaunasi, sakau, labai tiks kažkokiems tokiems pinkypams vadinamiems. Taip pat ten reikėjo man keletą siūlų, irgi buvo ten 30 ar kiek procentų nuolaida, tai mano bendrai kolekcijai po truputėlį pradėjo mažėti tų atspalvių ir kai kuriems dizainams man reikėjo grinai DMC blizgančios to siūlo, nors aišku, jie tenais nėra patys geriausi kokybės, bet sakau, jeigu ką, aš galėsiu pasikeisti nusipirkti kokią kitos kompanijos. Tai čia toks tai baltas auksas jau gaunasi grinai, va, o čia labai geltonas diamant, aš turiu keletą kitokių, bet va štai kaip šitas yra. Tai va štai kiek aš prisipirkau per gegužės mėnesį. Ir padėsiu visą šitą iš šoną ir pasižiūrėsim, ką įsigijau vėliau per birželį. Mėnesį nėra labai tenais siaubingai kažko irgi daug, bet galvoju parodysiu. Tai pirmiausia, gavau šitą žurnalą, jisai atvyksta pas mane kas kartą, nežinau, neprisimenu tiksliai, kas ten kelis mėnesius ar kiek. EGA aš turiu narystę. Ir turiu narystę ir užtat gaunu ir žurnalą ir galiu pasirašyti ten internetu, mokintis paskaitas ir pamokėlės ir taip toliau. Bet šita tokia įdomi knyga, tai visų pirma pagrindas buvo čia ta raudonoji suknia, kuri keliauja. Ir tas projektas yra daug įvairiausių siuvinėtojų gabaliukais sudėtas kartu viską. Ir noriu parodyti, pavyzdžiui, kas šiandien yra. Tai yra keletą projektų, jeigu norima ten daryti, ten ne kryžiukais, aišku, bet daug spec diksnelių, bet įdomybių visokiausių yra. Tai čia va rodo apie kai kurias ten sukneles, kaip siuvinėjo va čia va ta suknė ir po to kiekvienos tenais vietovės atskirų narių ten grupelėse, kokius jie projektus, pavyzdžiui, ten daro. Ir čia tokių įdomybių yra,
kas ką ten sugalvoja ir taip toliau. Čia rodo apie visokiausius ten, ką galima panaudoti iš senovės ir taip toliau. Tai čia būtų vienas žurnalas. Po to iš 123 Stitch aš keletą dalykų nusipirkau kai kuriems projektams. Tai visų pirma, man reikėjo ten tam Hazel Blomkamp, tam dizainui irgi tokių satininių siūlų. Jeigu pamenat, aš dariau tokį, dabar įdėjau kaip ir padėklą, Semiramio sodai. Tai tenais irgi pradžia buvo su tokiais satininiais siūlais, jie labai yra slidus. Tai reikia labai atsargiai su jais dirbti ir, aišku, jie užsikabina kaip ir šilkas tiesiog ant nagų. Tai šitą vieną tokią turėjau. Tai tiek su tais satininiais. Po to, kaip girdėjote, šių metų mano planuose, tikiuosi, girdėjote, kad aš noriu pradėti siuvinėti tuos kalėdinius visus elnius. Mirabilijos, Nora Corbett, tai čia būtų Rudolfas, mano pirmasis. Nežinau, kol kas aš visus juos planavau siuvinėti ant skirtingų gabaliukų medžiagos ir po to sudėčiau atgal. Tai žiūrėsim, kaip bus, ar ten aš po to sudėsiu juos atskirai, ar gal į vieną tenais tuos pagrindinius, bet kol kas nusipirkau šitą. Ir jam reikalingus tuos visus, kaip vadinasi, embellishment pack, tai tipo visi blizgučiai, kaip sakant, kurie bus. Aš nežiūrėjau, ar tenais turėjau, pavyzdžiui, tokį, man atrodo, gal ir turėjau, nes tu tokie tipiški, bet va, treasuresai tie vadinamieji, gerybės. Tai truputėlį skiriasi nuo tų, kur anksčiau rodžiau jums tų blizgučių. Bet tiesiog norėjau paimti visą tą poką ir negalvoti apie tai. Tai šitą nusipirkau. Po to reikėjo vienam iš projektų man dapirkti šilkinio siūlo. Tai Swadalže čia naisva yra. Ir čia yra 5 metrai. Tai čia tokia balta vadinasi, nors netrodo balta, atrodo vos nepilkšmumo turinti tokia spalvelė. Tai vienam iš projektų. Po to prieš pat kelionės į Atlą buvau užsisakiusi, gavau kaip tik tokius siūlus, kur man reikėjo tos kavos kvakeriui tam, kur pirmiausia aš geriu kavą, o po to tik tai darau dalykus. Ir pamiršau juos išsitraukti iš poko, kad vežčiusi savim, taip kad visi tie tiks, bet pasižiūrėkit, kokias kavinės gražios spalvos, ar ne? Ir čia nais tokia pasikeitinti, tokia ir žalsvumo truputėlį turi, va čia keičiasi tokios spalvos, bet man jų reikėjo, aš jų neturėjau, taip kad reikės iš karto pasidėti prie savo kavos kvakerio, kuris nebuvo planuotas šiemet siuvinėti, bet kadangi nusprendėme vykti į Seatlą, kur yra Starbucks gimtinė, tai nusipirkau. Apie tai dar pakalbėsim truputėlį vėliau. Ir jeigu pamenat, aš buvau užklausysi ir savo video, ir Facebook'e, skirtingose grupėse tam Gayan Rogers Canvas projektui traukto siūlo. Ir ten reikia išsirinkti vieną atspalvį, aš galvoju vietoj balto arba šitokia, kaip ne violetinis, kaip tai būtų, ir mėlynas. Tarp tų dviejų spalvų aš pati negalėjau išsirinkti. Ir toks kaip ir balsavimas vyko, ir vis tiek ir per YouTube, ir per Facebook'o grupę man maždaug vienodai pasidalino nuomonės visų, ir vieniem patiko melsva spalva, kitiem šita tokia spalva, bet tai nusipirkau po vieną ir manau pabandysiu truputėlį pasiuvinėti, ta prasme, su abiem spalvom ir pasižiūrėti, kaip atrodo, nes ant kamolių vienaip gali atrodyti, o kai tik tai vienas siūlas ant medžiagos yra kitaip. Ir man reikės daugiau matkelių, kaip sakant, tų kamoliukų, ir taip pat reikės dar 12 numerio. Tai kol kas pasiėmiau storesnį, 8 numerį, ir pabandymui pasižiūrėti. Vis tiek kažkada, man atrodo, jie bus sunaudojami, taip kad taip. Tai, žodžiu, pažiūrėsim, reikės nuspręsti. Ir taip pat kai kuriems projektams aš vėl rinkausi ten medžiagėlės, ir keletą jų bus tenais, nežinojau, kokį dydžio tenais norėsiu. Tai šitą tai vienam iš Just Nan, ten paukščiukui, ir ten zuikučių dar tokiam yra. Tai čia yra Morris Blue, tai man labai toksai linas patiko, aišku, čia Weeks Dye Works, tai truputėlį kitokia priežiūra yra,
ir matosi, kad grinai linas pagal šitos visokiausius, bet labai įdomiai nudažyta, nes gaunasi ir baltumo to matosi tokio, ar ne, arba daug šviesesnė, tai tokie pakaitalai yra. Tai man patinka tokia spalva, tik tai tiek, kad gaila, kad čia Weeks Dye Works, nes juos, man atrodo, negalima nei plauti, nei ką. Tai šitą medžiagą. Po to aš keletą nusipirkau kreminio Belfasto, čia kaip čia kvarteris tas gautasi. Man atrodo, ar galvojau gal daryti didesnį ant koinės arba ant šito, arba ant platininios atspalvio, bet va tokia kreminė grinai gaunasi spalva, tai nenusprendžiau, arba kažkam kitam naudosiu, čia tokia neutrali spalva, tai visą laiką daugiau man reikės. Po to šitą spalvą pasiėmiau, tik tai gabaliuką noriu pasižiūrėti. Tai čia yra, kaip čia, Audringa naktis, Newcastle 40 kaunto. Ir nenusprendžiu, matosi čia tokia atspausdinta, nes kita pusė grinai paprasta pilka. Tai aš tenais anagramoje, kuriai noriu pradėti šiais metais, labai didelis tas dalykas, man reikia viso jardo tiesiog. Ir nenusprendžiu, kokio atspalvio. Ar daryti tokį kaip ir pilką sieninį, arba tokį stako tenais, kaip ir rudesnis toksai sieninis, kažkokia tokia tamsesnė. Bet kadangi man viso jardo reikia, tai kaip žiūrėjau rankų dažymo, ten tie, kur visi dažyti, tai man vos ne $100 ten atsieitų vieną medžiagos, tai galvoju, pasimti gabaliuką, prisidėti vėl tos atspalvius ir žiūrėti, ar aš noriu ant tokio turėti pagrindo tą anagramą Diffusion siuvinėti ar ne. Ir užtat pasiėmiau tokį mažiuką gabaliuką visiškai, 9 ant 13 colių, tai kaip matote, galim sakyti, truputėlį daugiau negu sprindžio vienaip ir maždaug keli sprindžiai kitaip. O jeigu ką, tai aš visą laiką galiu panaudoti tenais kokiems halloweeniškams dalykiukams, tai man atrodo čia pravers. Ir aišku, čia toksai irgi labai panašus į kreminį, kaimo prancūziškas ten kava tipo latė, ten pieniška kava, bet matosi truputėlį, kad skiriasi, yra toksai, nežinau, į tamsumą daugiau tokia eina, kaip ir pilkumų kažkokio pridėto, ar ko čia nais. Tai čia irgi pasiėmiau 8 tik tai yard, ne pusė tenais kaip šito, o tokio dydžio. Nes kažkaip atrodo, turi tų medžiagų, o po to, kai reikia ir tokio natūralaus niekur negauni. Tai čia būtų iš 1, 2, 3 stitch šiam kartui. Ir tai čia ne viskas. Buvau iš pardavimo toj parduotuvėje, galvoju, užsuksiu, pasižiūrėsiu ir radau įdomybių keletą ir noriu jums parodyti. Tai visų pirma, aš padariau nuotrauką, nusiunčiau dukrai, nes jinai irgi domisi ten dizainais ir piešia visokiausius ten stilius ir norėjo kažkada ten bandyti daryti irgi drabužius. Tai radau tokius ant stovo, kaip matosi čia šono už $1. Plastikinis toks stovas, tokia yra suknelės forma. Aišku, be galvos šiandien, bet grinai toks stovas ir matosi minkštas tas, tai adatas galima sukišti. Ir stovyje tai buvo 2 tokie, sakau, nusinčiau jai, sakau, nori, vienas bus man, vienas jai. Ir kadangi aš pradėjau daryti tas lėlytes Giulia Punti ir sakau, va čia panašiai tokia gautusi, gal kažką sugalvosiu, galima padengti, aišku, visai kitaip, gal kažką tokio netgi lietuviško sumastysiu, taip pasidaryti tokią adatinę, aukštą bus, bet man atrodo gan graži ir nedaug kainavo ir už tai sakau, o kodėl nenusipirkti, ar ne? Tai šitą. Taip pat medžiagų nežiūrėjau, galvoju tenais, kokiems tenais ornamentukams arba šiaip kokiam dalykui, tai žiūrėjau, kad būtų tokie tamsi neutrali, tenais galvoju gal koiniai tenais nugarai, bet čia beveik jardas ir tik tai už $1, labai platus gavosi. Po to čia nais toksai satininis, kaip ir atrodo, su tokiam gėlytėm, tai galvoju čia nais irgi kokiems ten užbaigimų ornamentams kitai daliai toksai elegantiškas vaizdelis, visai neblogas, arba irgi kaip ir koinės būtų vidus toksai irgi didelis, kiek čia $20. Na ir po to radau šitą ir negalėjau atsispirti, nes galvoju, tenais irgi ten kokiam dalykiukam gali padaryti, o pavyzdžiui, sakau, būtų tikę ir šitam ir pagal atspalvius, nors aišku, aš violetinį jau esu
padariusi, bet va tokiems kažkam irgi tenais $1,5 jardo už $1.50, kodėl ne, ar ne? Nors irgi tokia slidoka medžiaga, bet gabaliuką kokį tokį padaryti tenais ar pagalvėliai, ar kam, man atrodo, visai nieko tiktų. Ir taip pat žiūrėjau per ten, kur būna žurnaliukai, tenais kažką tokio rankdarbio irgi, žinote, esu radus ir rinkiniukų siuvinėjimų ir štai ant ko užkliuvau, Jasnen Creativity, tai kūryba vadinasi, toks dizainiukas už 10 centų. Tai čia, sakau, kaip čia nepagriebsi, nors aišku, neturėjo čia tų pridėtų karoliukų ir iš vis čia nebuvo, nes nejaučiu, kad būtų kur nors tuo steipliu prisekta. Bet reikės man pasieškoti kažką tokio, sugalvoti, čia ir to perlinio siūlo reikia, bet čia man atrodo, galima bus sugalvoti kažką, bet tiesiog griekas buvo nepaimti tokio dizaino, čia matosi. Vadinasi, in the midst of life's activity, find some time to creativity. Tipo gyvenimo judėjimo viduryje, tarpeliuose surask laiko kūrybai, ta prasme. Toks labai įdomus, čia ir katytės, visokiausios ir paukščiukai, čia, man atrodo, prisiekiami tokie yra, kaip čia, net drugeliai vadinasi, su tokiam ilgom nuodėgom, čia, žodžiu, galima prikabinti kažką tokio irgi įdomaus ir pasižiūrėsim, kaip eisis, bet už 10 centų tikrai Jasnen tokio reikėjo, negalima buvo praleisti. Tai tiek gavau iš padėvėtų parduotuvės, kas nuo karto aš ten užsuku pasižiūrėti, gal ką nors rasiu. Ir taip, kaip sakiau apie tas siūlus, kad vežiausi pradėti siuvinėti darbelį su ta kava, nes kaip tik Starbucks Seattle'as gimimas. Tai visą savaitę, kai praleidom ten Seattle, turistavom, kaip sakant, neilsėjomės, o turistavom, keliavom. Ir, aišku, suveneriukų visokiausių pirkausi. Tai, man atrodo, aš pradedu kolekciją antpirščių tokių. Tai buvom šitoj, kaip vadinasi, needle, kaip čia vadinasi, space needle, tipo space, tai kosmoso adatoj. Pačiam viršui tenais ir pasirodo, kad jinai yra truputėlį žemesnė negu mūsų St. Louis ta arka yra, bet tik tiek, kad čia į viršų labai ilgai kelias, kol užkeliauja į viršų, nes ten tik tai 2 yra, kaip vadinasi, liftai, tai kol daeini iki to lifto, bet jau kai užkeli pačią tą viršūnėlę, tai ten nėra tau specialus laiko limitas duotas, gali kiek nori ten prasidėti, ten ir pavalgyti gali kur nors tenais arba užkasti, tai mes to nedarėm, ten tik fotografavimas, žiūrinėjim ir kai atsibodo jau išvykom. Tai nusipirkau tokį antpirštį. Taip pat buvom skrydžio muziejuje, ten ir su kosmosu, kur tenais buvo originalų ten daiktų ir viso kito, tai irgi tokį antpirštį nusipirkau, reikės išimti, aišku, iš poko, bet tai su muziejui čia kažkas surišta. Ir galvojau, grinai toksai, pasidarysiu magnetuką iš jo, irgi prisiminti, tai kai ką nors siuvinėsiu, kad surištų su oru tenais, arba oro balionai, kaip yra ten tas Dimensions, ar kažką tokios tenais su lėktuvais, ar ką, man atrodo, bus galima visai neblogai šitą panaudoti kaip magnetuką. Ir šalia tos kosmoso adatos buvom užsukę į Čihulį, kuris yra gerai žinomos jo ten tos stiklinės nestatulos, kaip ten vadintųsi, kūrybos yra po visą šalį ir mes St. Louis'e botanikos sode turim, bet grinai buvo jo sodas ir muziejus. Kaip viena moteriškė sakė, tai tenais, kai buvo Seattle tenais, tai matė ir patį kūrėją, bet mes jo nesutikom. Ir ten toksai, tikiuosi atskirai padaryti Seattle kelionės video, gal bus įdomu. Ir ten grinai buvo kaip ir šiltnamis, toksai labai didelis stiklinis pastatas ir ten didžiausi dalykai kabėjo pagal lubas. Tai sakau, reikia tokio prisiminimui, irgi pasidarysiu magnetuką, nusikirpsiu čia tą
įsegimą ir pasidarysiu magnetuką su kūryba prisiminti. Ir aišku, čia naisva tos Space Needle vadinasi, čia irgi toksai senovinio stiliaus, kaip ten nuo tų laikų buvo darimas. Tokį nusipirkau magnetuką ir kažkokį tokį tipišką pasidėsiu ant šaldytuvo, kur pastatai ir ta adata vadinamoji, tokia spalvota. Ir netoli taip pat buvo akvariumas ir ten, užsakau, irgi reikės pasidaryti magnetuką, šitą nusikirpti, tai kažką, kai siuvinėsiu su vandeniu, galėsiu šitą panaudoti. Na ir kai sužinau, kad būsim Seatle, tai sakau, būtinai reikia man nuvykti į gimtinę Starbucks. Tai tenais, kaip sakant, užkulisių kelionės nebuvom užsirašę, nes ten, nežinau, $40 irgi kainuoja. Tai aš su dukra ir sūnaus žmona Marčia tenais trise greit nuvykom ir paragavom įvairiausių gėrimų su kava jų tenais ir pasižiūrėjom, pasidarėm aplinkui ir po parduotuvę ten nusipirkom keletą dalykų. Tai vieną tai bandysiu būtinai, aišku, čia specialiai jų tik tai parduotuviai tenais toj roasteriai tik tai ir maišama ir skrudinama šita kava. Ir kadangi, Starbucks Reserve grinai, nes čia vietinėse Starbucks tai tokių nerasi kavų, tai ten tik tai toj vietoj. Ir dar tenais, kai neturėjau vietos, norėjau dar nusipirkti tokią viskio, kaip bačkose, irgi tokia laikoma kava, kad tenais irgi tik daro, bet kadangi mes neturėjom, pasiėmėm pridavimui tašių tik tai su savim viską nešėmės drabužius į lėktuvą, tai nenorėjau prisipirkti per daug. Ir megztinį tenais tokį su užtvartuku nusipirkom su dukra irgi su Seattle, nes jai irgi labai patiko. Ir aišku, kaip aš galiu nenusipirkti, norėjau daug padukų visokiausių nusipirkti, dukra kitokį visiškai nusipirko, aš savo šitą su Reserve roasterį grinai čia nais yra. Ir įspaustas tik tai viduje yra jų su adresu SEA, tai SEA kaip ir gaunasi Seatas sutrumpintai, tokia speciali kavos padukas su labai gražia dėžute. Tai užtat žinojau, kad aš šitą nesudaužysiu, nes pati dėžutė man irgi labai graži, tai aš ją išsaugosiu. Tai sakau, buvo labai sunku išsirinkti, nes norėjau ir nešiojimą tenais tokį su savimi vežtis, bet irgi gražiai buvo įdėta į dėžutę su palaikymu tokiu, kad viskas nesidaužytų ten taram-param. Bet jo, grinai, kad su roasteriu čia gaunasi su gamta toksai ir jausmas irgi yra su tokia mediena, kaip sakant, čia nais, kad taip yra ir labai įdomu buvo ten, rodė irgi ten grinai skrudino tas kavos pupeles, o šitai pastatas grinai atrodė, tas roasteriai tenais, tai paragavom, pasidėjom, pasižvalgėm, daug labai žmonių irgi buvo. Tai čia tokia atvirutė, irgi įsigijau, ten jų patalpos ir matosi, kaip anksčiau atrodydavo ta undinėlė. Dabar, aišku, ne taip yra, bet taip. Tai tiek būtų iš Seatlo. Ir pabaigai, kai tik grįžom, iš karto radau šitą pašte. Kaip žinote, aš užsiprenumeravusi su Inspirations katalogą ir gaunu ten kas ketvirtį iš Australijos ir labai įdomus irgi dizainai pastoviai būna ir galiu užsisakyti ir rinkinių, jau būna, pavyzdžiui, kai kuriuose tuose dizainuose ir, pavyzdžiui, čia tas labai fainas paukščiukas, tai aš iki to dar nedaugusi esu, bet kažkada noriu pabandyti ir pamatosi grinai labai taip įdomiai išsiuvinėta, aišku, tokiais lygaisiais, čia yra, pavyzdžiui, man atrodo, čia atrodo vos ne kaip Silk Dupion būtų medžiaga, net nežiūrėjau dar, taip pat čia tokie kaip ir hardangerio, užsidengti lemputį ar kažką panašiai, toks įdomumas gaunasi. Tai įvairiausių idėjų man duoda, čia irgi kaip padaryti uogytės čia tokias,
kaip ir paveiksliuką, kaip ir 3D gaunasi, žodžiu, ten ir tas pingvinas, čia toks graži kortelė gaunasi, kur nors pasižymėjimo, kaip sakant. Tai galima užsisakyti, va čia ir toks mišrus su karaliukais ir tam tikrais diksniukais, siuvinėtas toks darbelis, gėlytė, va čia tokia irgi kaip ir broškė galima pasidaryti, grinai tokių pasiskaitimui labai liuks. Čia kaip atrodo tas drugelis ims ir nuskris grinai, tokiais ilgiais ir trumpais diksniais. Tai va, tai gavau ketvirčio tą žurnalą irgi, taip pat skaitimui buvo daug ko. Tai tiek būtų, man atrodo, iš birželio mėnesio grožių. Irgi bus įdomu sužinoti, ką iš šitų jums įdomu buvo pamatyti ir susitiksim po sekundės, tai pamatysim, kas bus Liepos mėnesį pirkta. Na, o einam dabar į Liepos mėnesį apsipirkimus. Facebook'o perpardavimo grupėse įsigijau keletą Dimensions rinkinių, palyginus normali kaina buvo, nebuvo aukšta, ypač kai kurie senesni darbai tokie, tai pasižiūrėsim dabar, ką įsigijau. Tai čia Mediterranean Flavors, tipo viduržemio skoniai, kaip čia vadintųsi, paprastas Dimension rinkinukas ir 2007 metų, 7 ant 5 Amerikos surinkimo dar, taip kad reikės man šitos siūlus visus išsivinioti, susirankioti ir susižymėti. Tai va čia toksai viduržemis. Po to pagalvojau, kad man liktai neturėjau šito ir man tiktų labai prie mano vyno, kaip ir rinkinio, tenais turiu tokią, kur ten iki 50 butelių susideda, komoda, ne komoda vadintųsi, tai va, tokią nusipirkau, sakau, kaip tik tiks prie vyno, nors aš sausų negaliu gerti, tai dažnai raudonų vynai būna sausi, taip kad nieko tokio, bet irgi amerikiečių sudėjimas visas. Nežinau, ar keisiu medžiagas, ar nekeisiu, pasižiūrėsiu, nes jie nėra pilno išsiuvinėjimo, bet čia petytė. Ir po to iš paprasto, bet iš didesnio poko, čia yra 2002 metų jau toksai Banzai ir Buda vadinasi. Dar neišsiverčiu, ką tie kinietiški hieroglifai reiškia, reikės išsiversti, pasižiūrėti, bet čia yra atspausdintas 14 kaunto Aidos medžiaga, kaip matote, čia sužymėta ir kur viduriukas maždaug eina ir matosi čia va, toks paspausdintas, bet irgi siūlus reikės viską išsirankioti, bet toksai visai nieko prie mano azijietiškos kolekcijos, kur turiu keletą tokių paveikslų. Ir mano pirmas liktai nugetas tas vadinamas, ir tipo, kai Hummingbird, kaip ten vadinasi, nepamenu tiksliai, bet žinote, kaip būna tie nagetai, tą išsiuvinėjai, ten ne kaip pakemši, bet pridedi, kad būtų toks išpūstas, tą aplinkui uždedi, pakabini ir va taip pasėdi vidury rėmo, čia uždėta. Ir irgi amerikiečiškos rinkinio 18 kaunto dramblio kalvo spalvos medžiaga, Aida. Ir matosi čia papildymui čia toks savai yra ir reikės surūšiuoti, nors atrodo tų siūlų tiek nedaug, nebent ten daugiau užkišta yra tokiam darbeliui, bet štai tokį įsigijau. Tai čia buvo mano iš Facebook'o grupės prisipirkimai ir patrauksiu ir rodysiu, ką dar įsigijau. Taigi buvau vėl užsukusi į tų nepadėvėtų, kaip ten skaitosi, perpardavinėjimų parduotuvių, kur ten aukas viską ten duoda, paremia tas visokiausias grupės. Ir radau tokią 3,5 jardo medžiagą ir tokią mėlyną biškį violetumą, kai kur turi tokias labai gražios ir tokios pauksuotos snaigės yra. Tai pažiūrėkit, kokis gutulas didžiausias gavosi. Tai sakau, belia ką tenais, ar ornamento, ar pavyzdžiui, kojinių kitoj vietoj, nes
Viena iš mano kalėdinių medžių yra, kur yra balta ir mėlynas spalvos, vien tik tai ten papuošiama. Tas jau galėtų tikti kokie ornamentukai iš to. Ir vien tik tai, pavyzdžiui, iškirpus tas snaigės irgi galima padaryti ornamentą, bet tokį nupirkau. Po to tokia slidesnė truputėlį medžiaga ir jeigu ką darysiu azijiečiško, tai tikrai turėtų kažkas su tom linijom tikti ar šiaip ką. Tai va šitokį gabaliuką. Ir radau irgi Gold Petit, kaip čia drugelių vinietė vadinasi, už 3 $, 20 × 10 cm gaunasi. Ir jau čia kiniečių gamybos surinkimas 2012. Tai štai kaip yra. Nežinau, ar keisiu, kai nuspręsiu jau šitą suvinėti, o jeigu ne, tai vien tik tai, jeigu prireiks siūlų kur nors. Ir vieną va čia užtikau kaip tik, tais prisiminimais jų žiūrėjimų, kai buvom Seatle, Vašingtono teritorijai, galvoju, va būtinai, va man kaip tik iškrito toks į akis ten perpardavinėjimui už 10 centų grinai. Tai nežinau, ar aš vieną, ar 2, ar visus 3 siuvinėčiau ant tokios tamsios medžiagos. Ir schema tokia kaip ir bukletas gaunasi. Schema yra duota daugelį spalvų. Tai yra ir Ankoro, JPCO's, DMC, Semco spalva ir yra pilni pusiniai. Turbūt čia kaip ir biesas gautųsi dygsniai. Taip kad štai va kokį tokį radau įdomų. Ir kaina buvo kokia Naujoje Zelandijoje, Australijoje, žodžiu. Tai čia buvo mano gėris iš antros, kaip čia, gamybos parduotuvės. Na, toliau buvau užsukusi Joann parduotuvę ir jie kaip ir nenurašinėjai, bet nuleistom kainom turėjo Ankoro siūlus. Tai čia dar keletą tokių buvo kuponas ten tų nuolaidų. Reikia man vieną iš tos spalvos kažkokiam kitam dizainui nupirkau, bet pasižiūrėjau keletą dizainų, kuriuo aš noriu siuvinėti ir jie yra su Ankoro siūlais. Ir užtat nusipirkau visus tus, čia po 10 metrų gaunasi. Ir kaip ten pavadinimas tų dizainų dabar yra, nepamenu tiksliai, bet keletą tokių buvo. Tai grinai beveik visus ir radau, ten truputėlį reikėjo. Ir taip pat nusipirkau iš didelių tokių ritinukų baltą ir juodą siūlus. Tai dabar jau net nepamenu tiksliai kiek kainavo, bet čia yra 30 metrų. Ir sakau, čia tokie pagrindiniai tokie siūlai, jeigu jie taip pigiai yra duoti, tai kodėl ne, ar ne, Ankoro siūlai. Tai tokios tiek špuliuvo prisipirkau, tokią dar pabandžiau, tokią įdomesnę, kur besikeičia spalva. Ir man atrodo, jinai buvo tik tai viena tokia besikeičiančioji, man atrodo. Jo, kitos visos yra tipiškos spalvos. Man šitą kaip patinka, čia mano viena iš tokių mylimiausių pagrindinių spalvų yra, bet raudona tokia ryški, tai kažkas su indėnė liktai bus ir dar kažkas tokia. Tai žodžiu, nusipirkau Ankoro siūlų, padėdami šoną. Ir keletą kartų užsisakinėjau iš 123 Stitch, vėl pakavausi kai kuriuos dizainus, ko man reikėjo. Ir ne visko ten turėjo, vėl reikės laukti, bet štai tokį kreiniką. Man atrodo, čia gaunasi, ar ne tik tai mano Norokor, bet tam Rudolfui, kurį jau siuvinėjau. Nepamenu. Taip pat keletą Florimel šilkinių siūlų. Glorianos 5 jardų čia gaunasi. Tokie labai gražus spalviai, tai man ta žalis irgi labai patinka. Nepamenu dabar tiksliai kokiem dizainam. Susirašius esu, kai perkoliuoju kokiam dizainui ir kompiuteriuje turiu sąrašą. Bet raudonas taip gražiai labai pereina tos spalvos ir ta žalia labai gražiai. O šita violetinė tai nelabai matosi, ten truputėlį ten va šviesesnis yra dalelės, bet taip tai va kokie atspalviai, Twilight, saulės palydėjimas tipo alyvų eilė, ar kaip tenais, ir karminė rožė. Tai va tokie Florimel siūlai, jie man atrodo virš $7 kainuoja kiekvienas, taip kad nepigus malonumas. Taip pat nusipirkau tokį
Aš, jeigu matėte, siuvinėjau tokias pagalvėlės irgi iš žurnalų ten įvairiausias, bet čia pagalvoju, pabandysiu vieną kartą su Milhilu. Ir va čia tokių papildomai dar cackių bus. Ir reikės, aišku, siūlai, tai mano grinai vos ne. Tie tokie. Tai dėl to atspalvių ir pirkau. Keletą reikėjo man Weekday Works ten siūlų, tai va dabar atskirai kol kas ir tebesėdi. Čia tipo morka tokia yra ir šita truputėlį matosi emeraldas, žalias spalva. Ir pabandyti vėl, nepamenu, ar aš anksčiau kažkada buvau bandžiusi dvigubą adatą, kur iš abiejų pusių yra smailygalis, o siūlas veriasi per pat viduriuką. Kažkada, man atrodo, aš juos esu daug metų atgal bandžiusi, bet prisireikia ilgesnį siūlą palikti nukirpimui, nes tokia ilga adata gaunasi, ne tos trumpesnės, nes pavyzdžiui, nukandus, tai gautųsi vos nepetyt gabaliukas, ar ne. Taip, kad čia dvigubai ilgesnė, bet, sakiau, pabandysiu, nes, kaip žinote, aš siuvinėju pagrindė su 2 rankomis, tai kad nesukinėti tos adatos va šitaip, tai pabandysiu šitą prisiminimui. Taip, na ir patrauksiu irgi šoną čia. Ir taip pat turėjo keletą medžiagų. Nusipirkau šitą visą jardą Newcastle 40 dydžio, tokį kreminę spalvą. Ir galvoju, truputėlį padažysiu ir pasidarysiu savo sampleriams grinai, nes man reikia nemažai 40 išmeros ir tų langelių. Ir ten daugiau negu pusė jardo gaunasi pagal ilgį, pavyzdžiui, ar kas nors tokio. Ir labai brangiai atsieina, taip kad bandysiu pati va grinai čia, kad nors ar arbatą, kavą užvirinti ir su actu įlaikyti tą spalvą, nežinau, bet sakiau, pabandysiu. Ir man reikėjo baltos, tokia paprasčiausiai 28 kaunto kešelas. Tai po truputėlį renkuosi tiems dizainams, kuriems neturėjau. Na ir jie turėjo 23 Stitch arba ten jau išpardavimą, arba geras nuolaidas tokiems rusiškiams dizainams. Ir šitą, kaip žinote, ten iš to rinkinio, kur viskas rankose, tenais ir paukščiukai yra rankose ir įvairiausi gyvuliukai, bet nusprendžiau tokį šuniuką labai fainą. Ir spalvos tai grinai kaip mano šuns, irgi visos tokios eina. Ir jo va čia gulint prie pat manęs ir ausis pastatęs vis klausėsi. Jeigu pajudėsi, jis iš karto atsikels. Tai tokį va RTO. Ir po to kolekciją turėjau iš Panos. Tai senokai žiūrėjausi aš šitą tramvajų ir tenais yra, žinau, ir laiveliai visokiausi, ir kaip ten Lighthouse švyturys, bet va nusprendžiau, turėtų neilgai trukti palyginus, man atrodo, turbūt daug kas esate matę. Ir ta Pana, tai irgi čia gal 14 tik dolerių kainavo, visai nedaug. Bet tai taip pat rašo, kad tipo gandras yra ne tik tai naujos gyvybės, bet ir sėkmės simbolis. Tai lauksiu, dabar nesiuvinėsiu ir kai jau ateis laikas būt močiutė, tada turbūt ir išsivinėsiu. Šitą Paną irgi tenai senokai žiūrėjau, tą 3D dizainą, žinau, ten didelis furoras buvo, ten perkaliojo visos ten, kai pasirodė. Ir galvoju pabandyti va tokį pasidaryti lanterną, žibintuvą ir viskas čia yra su karoliukais ir plastikinė ta kanva vadinamąja. Taip, po to keletą rijolių. Čia iš to juoda siuvinėjimo, bet čia yra tokios, kaip bijūnai pienės, ar ne? Tai yra, žinau, dar ten keletą tokių su apelsinais, ten dar kažkokiais gėrimais, dar kažką, bet šitie buvo rasti, tai pasigrėbiau. Ir man tas visą laiką taip gražiai atrodė ir kai pamačiau dar siuvinėjant internete per video kažkokios tais moters, irgi labai patiko. Tokios rudeninės spalvos labai gražiai ir aš nedaug turiu rudeninių dizainų. Ir užtat nusprendžiau va tokį įsigyti. Čia ne vilna liktai, čia yra paprasti siūlai. Na ir vieną mirabilkę nusipirkau, nes galvoju, reikia man abi jas išsiuvinėti. Tai pirmą dalį nusipirkau, karališki žaidimai, čia vadinasi, 2 Panos karalienės va.
Ir tų karoliukų aš dar nežiūrėjau, bet kol kas galvoju, nors schemas man reikia nusipirkti. Tai va, tai tiek buvo mano grobio iš 1, 2, 3 Stitch. Ir turbūt bus kažkiek tai dar ir iš rugpjūčio mėnesio, nes rugsėjo mėnesį jau eisiu į galeriją apsipirkti, pažiūrėsim, ką tenais bus. Žinau, kad ten keletą klasių esu užsiregistravus ir žadu pirkti dar ten ir leidytijų ir dar kažko tai. Per daug tenais nieko gal iš schemų neperkaliosiu keletą, tik tai pasižiūrėjus, bet pamatysite turbūt kažkada ateityje, ką iš tenais įsigijau. Tai tiek būtų mano Liepos mėnesio grožybių.